Dar grįžtame į tiesioginį eterį. Sveiki, taip. Čia aš Gaudrius. Čia aš Jonas. Ir dar vienas pusfinalis Lietuvos. Taip, kovo jau pasiruošė Domkius ir Žilvinas. Jo, Lietuvos Hearthstone lygos pusfinalis, finalinis dvejetukas. Ne, atsiprašau, finalinis ketvertukas, antrasis pusfinalis ir finale vieno iš šių vaikinų jau laukia sūris. Nieko nelaukdami, vyrukai šauna į kovą. Antrojo vardo, čempiono vardo ieško sūris, priminsime, tad turbūt, kad... Ir jam liko vienas žingsniukas iki ten. Taip, nebus lengva, kad ir kas stoti kovą prieš jį. Žilvinas ar Domkius? Atspėk, kokie vardai šios slapyvardžius pasirinkusių vaikinų. Nesu tikras, bet būčiau, jeigu reikėtų tikrai spėti ir tai nuo to priklausytų kas nors svarbus mano gyvenime, tai gal Zilvinas yra Žilvinas turbūt, o Domkius gal, aš nežinau, gal Arnas pavyzdžiui. Geras spėjimas, nežinau, galėsim vėliau šiek tiek paklausti, dabar pažiūrėkime. Prasideda viskas nuo šamano akistatos. Tiesa, vienas šamanas yra toks užmurlokintas šiek tiek vizualiai. Kaip ir matote, Domkiaus. Water type šaman. Jo, water type'as, iš kitos pusės, kaip tu sakei, auksinis. Šamanas, tai vadinasi, uždroštas, atgrindintas. Ne visai, esi teisus, leisiu savo pataisyti. Tai Hero Poweris auksinis. Taip, ne, ir Heroes'as auksinis, bet jisai toksai yra. Kiekvienas Heroes'as, kuris nėra random, yra perkamas arba gaunamas kokiais tai kitais būdais, kaip kad Murlokas šamanas. Supratau. Prisipažinsiu, tikrai kažkaip niekada labai daug dėmesio. Aš asmeniškai nekreipiu į visus tos blingus, tai dėl to ir nežinau visų jų atsiradimo kelių ir istorijų. Taip, o šitą Murloko šamaną gali gauti kiekvienas, kas pakviečia naują žaidėją į Hearthstone'ą ir tas naujas žaidėjas, kai tik pasiekia 20 žaidimo lygį, tai... Ai, palauk. Taip, čia nieko baisiau. Kai jo vienas iš herojų pasiekia 20 lygį. Taip. Supratau, na tai jeigu žmogus žaidžia nuosekliai, sakykime taip, tai jis tikrai pasiekti. Rekrūtas tau uždirbs štai tokį gražų blizgantį šamaną, kuris skleidžia labai gerus garsus. Mur. Ja, būtent taip viskas ir vyksta. Taip, startinės rankos. Žilvino situacija tikrai nebloga, ir Feral Spiritas, ir Lava Burstas, jeigu atsirastų kas nors didelio. Ketvirtukas taip pat neblogas. Domkiaus truputėlį mažiau opcijų rankose, bet... Nenuvertinkime Serafinlio, kuris pakeičia Hero Powerį. Iš tiesų, nors man sąžiningai visai patinka šamano Hero Poweris, tas totemų sumoninimas, bet aišku, kad jis nėra pats geriausias. Taip, bet ir jo labiau, kad šiandien nematėme nei vieno deko, kuris būtų pastatytas ant tiesioginės sąsajos su totemais. Nors tokių variantų yra. Bet turbūt jie nėra ta top metoje. Ne, turbūt jie nėra. Ok, na ir čia šamanų dviko. Trumpai apie pačių žaidėjus dar galima prisiminti, kad abu vaikinai jau yra buvę top 8-tuke. Geriausias Lietuvos žaidėjų pirmame sezone, pačiam debutiniam sezone, Žilvinas iki top 8 prasibrovė, beje vienintelis iš visų šiandienos finalininkų, tuomet tarp tų pirmų 8 geriausių žaidėjų buvo Žilvinas, o Domkius buvo 4, tai yra praėjusiame sezone, ir jeigu Žilvinas pirmoje sezone tiesiog krito ketvirtfinalėje, tai dabar jau be abejo pagerinęs tą rezultatą, Domkius užėmė 3 vietą praėjusiame 4 Lietuvos Hearthstone lygos sezone, kad pagerintų tą rezultatą garantuotai. Šitą kovą jam reikia laimėti. Taip. O jeigu pralaimės, jis dar galės pakartoti tą bronzą, jeigu pavyks triumfuoti mažajame finale. Bet kas bus, pamatysime, nėra čia ko spėlioti, gerai pažiūrėkime, kas darosi ant žaidimo lentos. Siras Findlis čia. Na ir žiūrim, Shapeshifteris, Reinforce'as ir Life Tap'as. Taip, aš manau, kad... Įdomu. Powerį pasirinks šitoje vietoj Domkius, taip. Daug šansų. Daug vertės. Aš dar galvoju apie Life Tap'ą, bet čia reikia žinoti, kaip tavo dekas išsigyvęs. Taip, ir prisimindamas ankstesnę partiją, kurią stebėjome šito žaidėjo, tai nesusidurė su kortų stygiumi. Jo, lik ir taip. Beje, jeigu norite ir jūs nesusidurti su kortų stygiumi namuose, tai galite laimėti kortų žaidimą Elements Rykio konkursą. Juk kalbėjome su vienu iš techninio personalo atstovų, kad kartais būna tos TV reklamos komerčiniai labai juokingi, ypač kai juos įpaišai taip į sakinį, tai nepraleidau progos. Kad laimėti Rykio
žaidimą Elements, įsteigtą Rikis LT. Stalo žaidimų parduotuvės. Jums reikia eiti Coil Gamingo Facebooko paskyrą ir tenais kairiame meniu yra netgi 2 konkursai. Vieną, kurį rengia Rikis ir siūlo laimėti kortų žaidimą Elements, antrą rengia... Logitechas, jeigu gerai atsimenu. Skytechas, atsiprašau. Lygos rėmėjas Logitechas, kur Logitechas laimėti savo irgi. merchandise. Okay. Ten nesupyksta gal. Jo. Tai va, žaiskite ir laimėkite. Taip pat tai bando padaryti ir 2 vyrukai dabar čia, antrajame pusfinalyje. Kiekvienas iš jų nori sūrio. Taip, kiekvienas iš jų nori, kad pasiekti sūrį, taip. Ir kiekvienas tikisi, kad tas sūris nebus paliekautose. Taip. Ketvirtukas miršta paskutinė ir dar galima visokių šabloninių frazių čia įkalti. Mirtis vilšta sūris. Okay. Čia toksai sprendimas iš Žilvino pusės, jis tiesiog mėgina gerai išsitreidinti savo, kaip šitas jaunuolis vadinasi, Faceless F, mes taip sakėm jį vadinti. Faceless F, beveidis. Arba F Faceless. Bet nepavyko, nors tus planas paslėpęs vilkiukų, nes parėjo tenais didelis ir piktas lava barstas. Pliusas, manau, aišku, tas, kad... Čia tokį veidrodinį šachmatų gambitą sužaidė žaidėjai. Siūlau atkreipti į rankas dabartinės dėmesį. Yra sutapimų Doomhammerį abiejų žaidėjų rankose. Jo. Dar po vieną lava barstą. Yra visokių čia tokių sprendimų. Ir aš kaip ir žadėjau, mėginu įamžinti truputėlį vyrukus. Procese. Visai, nesupykti vienas iš žaidėjų už tai tokio profilio nuotrauką. Gal ir taip, na tiesa, nepykite ir mėly žiūrovai už tos piptelėjimus, kurios kartais girdėsite. Tiesa, kažkur išjungia mano fotoaparatė tas pipsėjimas, bet nepamenu, kur ir nebuvo kada dabar ieškoti. Kažkaip niekad anksčiau nesusidūriau su tokia problema. Taip, šioje vietoje, kaip manai, Doomhammeris ar visgi dar vienas... Su Doomhammeriu... Beveidis F. Su Doomhammeriu problema tokia, kad tu nelabai nori mušti daug kartų su juo va tokį jaunuolį, kuris turi 5 jėgos. Tai šiuo atveju tu geriau įžaidži tą dar vieną lava burstą, o Doomhammeris niekur nepabėgs. Taip, šiek tiek kitokia situacija Domkiui, jam Doomhammeris šioje vietoje daro tai, kam jis yra skirtas. Drožti oponentą masyviai. Taip. Kokia Hearthstone'o korta, kurios pavadinime yra dalis Doom, tau labiausiai patinka? Čiapuli. Aš galvoju apie tai. O, tai tarp kitko galima pažiūrėti. Pasitikslinti sąrašą, taip. Ne, tai Doomguardas, tikrai Doomhammeris. Doomsayer, Doomhammer, Doomcaller ir Doomfree. Kas yra Doomfree, net nepamenu, taip. Na, nesvarbu. Galbūt bus proga susirasti tai vėliau. Expansiono pavadinimas. Gerai, nesvarbu, tai Doom, nežinau, Doomcalleris yra labai nebloga korta. Na, jis Freeze Mage'os anksčiau bent jau labai gražiai veikdavo. Taip. Čia, žinai, nežinau kaip čia, pasidaro šalta ir ateina pragaras po tokį ėjimų. Tikrai taip. Pasiima visus įsiurbė ten kažkur į voidą. Apmąstymuose dabar jau Domkius panašu, kad neranda optimalaus sprendimo kol kas jis. Tuskarto Temikas, labai irgi šauni korta. Gavo truputėlį drovo. Traukimo. Ir bando užsidengti jį. Čia aišku dar patrauks abudu tezemus. Jo, ir bando užsidengti jį už vilkų, tontinių vilkų nugaros. Jeigu du turnus išgyvena suveikia mano totemas, tai yra fantastika. Taip, fantastika, taip. Ir labai laiku jisai atsirado čia, ant Domkiaus lintos pusėje. Žilvinas dabar turi nuspręsti, ką daryti ir bando jis taip, aišku, labai norėjo įsikurti tą temą truputį kitą tą didinantį, bet čia fantastiškai. Trejetukai suėjo ten, kur ir turėjo sueiti. Tikrai taip. Čia pakrito, sakykim, korta žiūrui.
Ir tam tikras nusivylimas Domkiui. Bandau išvelgti perspektyvas dabar. Aš nesakyčiau, kad labai tragiškas tačiau Domkius, bet jo vis mažėja. Nepamirškime gyvybės. Žilvino rankose Doomhammeris. Jo, 11 žalos ant stalo jau dabar. Tiesa, su lava burstu galima nuimti. Na taip. Bet situacija įtempta. Taip. Tai Ir taip ir vyks. aš nebejoju, kad Domkius supranta, kad šioje vietoje Žilvinas turi Doomhammerį. Jo, na, jis bent jau supranta, kad matematiškai tokia tikimybė yra milžiniška, daugiau negu milžiniška. Nors visko būna. Ok, Doomhammeris tiesiog nuima dabar šildą ir, ok, skaičiuojam. Na, tai čia skaičiuot nedaug. 4, 4, 8 yra mažoka. O kokios opcijos? Na ir čia dabar tik tai pamatė mūsų transliacijos žiūrovai, kad kaip ten suveikia gerai spelas. Stormas. Įvyko tas idealus, o čia veiduko medžioklė panašu, kad visom pajėgom. Taip, nelabai buvo klausimų šioje vietoje, manau. Na dar galvoja jis, ar su kuo removinti šitą jaunuolį. Nusprendžia tai daryti su Doomhammeriu, kadangi pats turi tikrai pakankamai gajumo. Taip. Ir viskas baigėsi Domkius pasidavimu. Pirmasis taškas. 1-0, Domkius išsaugo savo šamaną, bet nenorėtų jis to išsaugoti. Taip. Žilva praranda šamaną tik dėl to, kad su šamanu pergalę jis jau turi. Ir pagal Conquest taisyklės jis privalo keisti klasę. Su kiekvienu žaidimu Žilvinas su Varloku. Domkius irgi leidžia savo šamanui pailsėti. Ir ringą meta medžiotojai. Hunterį. Atsiprašau. Huntardą, čia toksai iš Hunter ir Ritter. Ir Ritterdo, taip, būtent. Supratau, okei. Šitas terminas buvo labai paplitęs, kai buvo Face Hunteris labai populiarus. Na, matome, kad Žilvinas nebuvo labai patenkintas savo startiniu handu, tiesiog visas 4 kortas nusprendė keisti. 4 jis gauna dėl to, kad jis antras. Jo, ir tikrai labai gražiai sukrito. O čia yra turbūt, sakyčiau, Warlocko svajonių startinis handas, o dar atsižvelgusi tai, kad dar jam atėjo ir Voidwalkeris. Voidwalkeris gera korta, bet mačiau, kad nenaudoja dabar. Netokie Warlocko dekai. Voidwalkeris yra tas, kuris turi Defretla Summon Random Demon from your hand. Jis labai gražiai veikia su Doomguardais, tarkim, ir tenais, ir su Jaraxu. Taip toliau, bet visai kitokie tie Warlocko dekai. Aš net nežinau, kaip dabartiniai metoje tie Warlocko dekai žaidžia. Turbūt ne kažką. Bet manau, kad dalis kortų yra atkritusios. Jo, tai čia be abejonės. Anksčiau tai vadindavo handlock? Ne, palauk. Vėl, handlockai dar truputėlį kas kita. Taip, variacijų iš tikrųjų yra daug. Warlockas populiari klasė ir nepaisant nieko, jeigu galvojat, kad Hearthstone'as yra toks, na, kažkuria prasme ribotas žaidimas, kad visus geriausius dekus yra jau visi sugalvoję ir jeigu nori būti labai geras, tai būtinai turi žaisti standartinių dekų, tai ne, tai tikrai nėra visiškai taip. Aišku, kad kadangi šitą žaidimą žaidžia virš 30 milijonų žaidėjų visame pasaulyje, jeigu gerai atsimenu, tai be abejo, kad, na, daug atranda geriausių dekų ir optimalių variantų, bet žinau, net ir tikrai turiu bičiulių ir pats, mes su Jonu pažįstam vaikinų, kurie patys galvoja dekus ir kurių dekai po to tikrai pasiteisina ir atsiranda kai kurių didžiausių Hearthstone portalų, kaip čia pavadinti, na, top dekų listuose, kaip rekomenduotini, ten gali žmonės balsuoti, tie dekai surenka daug balsų ir tampa dar vienu deku, kurį naudoja daug kas, bet sugalvotas tiesiog, sakykime, mūsų Lietuvos žaidėjų ir netgi, sakyčiau, ne tik e-sport profesionalų, bet ir tiesiog laisvų laikų žaidėjų, pažaidžiančių, kurie tiesiog truputį daugiau dėmesio skiria, truputį labiau pasigilina. Taip. Šuniukus paleisti, kaip vertini tokią opciją dabar, nes aš manau, kad vėlgi nebūtų klaida. Tai pirmiausia reikia sulaukti savo įmo. Taip. Tam be abejonės, bet aš manau, kad labai daug šansų tokiam variantui yra. Na ir čia gali būti
galėtų būti 4 šunykščiai. Gal ne, čia galėtų būti daugiau šunykščių. Ir netgi gerokai daugiau panašu. Nes taip, čia bus tai 6 šunykščiai. Vau, čia fantastika. Svajonių situacija, čia turbūt removins. Na, svarsto, ar removinti, ar duoti veidą. Žilvinas duoda ir gaus 6 šuniekus, bet, na, čia taip. bėda, kad neturi kuo pabūstinti tų šuniukų. Domkius čia, pavyzdžiui, dabar alfa patinas, kaip čia sueitų gerai. O taip. Čia būtų labai smagu, dėja, ne, bet yra štai toks variantas. Ir vyksta paprastasis valymas, tai, na, tas valymas, sakykime, brangus, nes jis kainuoja ir... Tarsi, buldogų mylėtojai dabar turėtų sėdėti užsidengę akis. Petos atstovai, tai... Jo, Petos atstovai su Hearthstone'ą žaisti. Tiesa, mes galime garantuoti, kad nei vienas šunytis nebuvo nuskriaustas šio žaidimo metu, jo. Kad visą tai yra tik tai bitai, vienetukai ir nuliukai besikeičiantis ten tarpusavę vis taip. Okei. Čia daug įdomių dalykų. Per šiandien dieną man turiu pasakyti, kad tikrai Pradėjo patikti Darkshire Councilmanas. Taip. Bet žinai, viskas priklauso nuo to, su kuo jis tarėsi. Žinoma. Okei, ir čia, nu va, ir alfa patinas jau vietoje yra. Life Tapos, Flame Impas, nu tai čia labai gražiai dabar viskas krenta Žilviui. Na, bijau, kad nieko gero negrėsia Domkiui. Mano bent jau supratimu dabar gerų žingsnių priekyje yra Žilvinas. Taip. Atsižvelgiant į tai, kad tikrai visos labai gražiai besijungiančios kortos jo rankoje. Fataliai čia atlikti yra ir Power Overwhelmingas tenais padėtas. Kada nors išmoksiu ištarti šitą žodį pažadą. Power Overwhelming? Overwhelming, jo. Overwhelming, taip. Ir kas čia dabar? Go face or go home strategija. Taip, pala, gal jau dabar užtenka? Ne, dar neužtenka, bet nedaug. Trūksta. Taip, close, but not close enough. Jo, bet klausimas... Okei, palauk. Įtampa taip. Pasižiūrim, kill komandas tenais yra, ne? Rankytai, bet ir dar čia yra nuostabusis Bansas. Galima Bansai ir kill komanda. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo Barnso žaidimą, sakyčiau, dabar. Taip, manau, kad taip. Optimaliai. Bet čia vis tiek turėtų suprasti, kad stebuklo reikia, net nežinau, nematau tikslo. Tarsi vis tiek bordo yra pakankamai, tai kam jį valyti tada? Okei, na čia varlė, tai... Varlė reiškia, kad well fought, I concede. 2-0. Taip. Žilvinas užtikrintai startuoja ir stumia Domkių prie bedugnės krašto. Jeigu dabar žaistų su nors deku, kuriame yra daug giantsų, šitą partiją tada galėtumėm sakyti milžinas prie bedugnės, ar milžinai prie bedugnės. Literatūriniai džiaugai. Iš kažkur ir kažkodėl. Okei, ir matome, kad Domkius prie druido sėda. Taip. Ir Žilvinas jau tiesiog neturi pasirinkimo. Warrioras buvo išbarintas, kaip ir galima buvo tikėtis, o toliau tiesiog druidai veiksme. Ir jam paskutinis likęs dekas. Greetingsus siunčia Žilvinas. Bičiuliui druidai jie galbūt dar vakar kartu gėrė midų kažkur prie aukuro su vaidilutėmis, o dabar jau tenka ragus vienas kitam laužyti. Giliai kapstai. Man iš karto yra prieš akis. Žiūrėk, pakapšis giliai išlenda porą šaknų. Prieš akis kyla vaizdas. Kaip du druidai geria midų su vaidilutėmis. Ne, aš netęsiau šitos istorijos, nes S ženkliuko prireiktų truputėlį. Jo, gerai, bet kokia atveju. Taip, pakapšius giliai iš tikrųjų išlenda du šakneliais. Jo, čia mandragorai, kaip nusprendė, mandragoro šaknytės. Taip, mandragoro šaknis. Arba gali būti dar, jeigu... Arba gali būti ne mandragoro šaknis. O jeigu rastumėm kokiu nors rytietiškų motyvų, tai galėtų būti tas ženšanis. Ženšanis. O čia rusiškas žodis ar ir pasaulinis? Pasaulinis. Ne, pasaulinis turbūt, bet man jis žiauriai kažkaip rusiškai skamba, nežinau kodėl. Nu, nes ženšanis. Kinietiškai beje irgi tinka. Okei. Šiek tiek lingvistinių temų.
buvo lyrinis nukrypimas. Lyrinis nukrypimas, tuo metu matom, kad puikiai sužaidžia kombinaciją su Violet Teacheriu. Pasibūstina gerai savo, Žilvinui, taip. savo bordą. Žilva. O čia bando kažko bent jau truputį panašių atsakyti ir Domkius, bet jis neturi. O, Taip, kaip, neturi kaip sukelti taip. vienetukų galimybės. Ne, nu turiu manį, kad neturėjo jokio spell damage'o, kaip padidinti, tai tenka tiesiog štai taip valyti Kaip rankomis. saukoti daugiau negu swipe. Panašu, kad Šioje mandragorams situacijoje- atėjo pabaiga. Dabar bando suprasti greičiausiai Domkius, ar jis nori išvalyti visą bordą, bet tada liks jo Violet Teacheris su vienu health'o, ar jis vis dėlto nori su mandragoromis nukalti Violet Teacherį ir pasilikti vieną priešinį. Panašu, kad antrąjį variantą pasirinko, ne, panašu, jau faktas dabar. Akivaizdu, taip. Jo. Ok, įdomi partija visai. Įdomi ir reikšminga, nes tai gali būti antras sausas rezultatas šiandien. Jo, tikėtina toks scenarius, bet jis tikrai dar nėra garantuotas, kol kas Donkio situacija nėra bloga. Tiesa, matome tris, bent gana didelės kortas Žilvino rankose ir artėja tas momentas, kai jis pradės jas vieną po kito žaisti. Ir dabar manau, kad jis gali pirmiausiai išleisti štai šį gražuolį, o po to ir Panterą sumoninti ir juos abudu užbūstinti dar prie to paties. Vėlgi, antras Power Jo. of the Wild sužaidžia labai gerai. Bet čia tikrai ir ne pirmą kartą ir Fandralis šiandien matome, kaip tikrai Daro savo darbą. šauniai atlieka savo pareigas. Na ir Fandralis kitoje pusėje, čia Raven Idolas, kuris duos 2 kortas vietoj vienos. Oho, koksai šaunus pasirinkimas, ir vau. pimpačkiuką, ir Nu, kerą. kad čia jau, žinok, pimpački visą, ne pimpačkiuką, pasižiūrėk. Mažiausiai Fordropas. Mair Keeperis. Dragonid Crusheris, šiaip smagi irgi korta Recruiteris. Net nežinau, ar šitoj vietoje labai tas Recruiteris norėtų naudoti. Ne, Crusherį ima, manau, kad čia toks iš akivaizdesnių pasirinkimų šį kartą buvo. 23 health'o likę pas oponentą. Na, dar nėra taip, kad jau visiškai šalia. Tas 15, kurio reikia, kad Dragonid Crusheris sužaistų iki galo, bet nėra ir labai toli. Ir dabar sunkus sprendimai iš Donkio pusės. Akivaizdžiai jam trūko to, ten vieno manas ar vieno žalos, ko nors vieno, kad dominuotų pasaulyje. O, 10 papa, tontas, o, mažulė. Nuoširdžiai pasakysiu, labai tikėjausi, kad pasiliktų Kad pasiliktų ką? ant stalo, kad pasiliktų Fandralis? tai Ok, supratau. 10 tontas. 10 tontas yra smagu, žinoma. Saldainis. Ar yra kaip nuremovinti kažką? Na ir nematau aš kol kas. Tenais yra ir Starfallas, ne? Taip, Starfallas Yra ir Swipe'as, bet Starfallas plus Swipe'as vis tiek per mažai. ir mano Innervate'as dar yra. Innervate'as yra, taip. Bet neužtenka to Starfallo ir Swipe'o ir nematau, ką padaryti. Štai ką padaryti galima, bet Bet, nu, vis tiek čia čia. Ok, ir dabar Starfallas turbūt, kad... Labai įtempta, iš tikrųjų, net Na ir vėl trūksta tos kažkokios mažytės smulkmenėlės, to vieno damage ar dar kažko daug. vienos manos. Jo, irgi šitaip renkasi. Na ir matau, kad purto galva tikrai nepatenkintas vis tiek jis tuo, kaip čia viskas vyksta baigėsi. Minino traukėsi. Žilvis iš savo Raven Idolo. Ne, vis dėlto spelas. Spelas, Oba, ir triantai. Šitą vietoj... Ai, ne, jie čaržai nebeturi Taip, šitą mediciną. taip, Teisingai. taip, taip. Starfallas yra užtat, Savage Roaras yra... Na, įdomu. Ką rinktumėsi? O šioje vietoje turėdamas tokią lentą ir tuščią priešininko pusę prieš save, praktiškai jo. Savage Roaras. Ok, ir čia dabar įdomus sprendimas. Tikisi, kad neturi didelio kažko... Na,
spelo darančio daug damage'o. Žilvinas jis klysta, mes žinome ir mačiau netgi, kad Domkis jau net užvedęs mausą tiesiog ant Starfallo, kuris keliaus be abejo štai šitam jaunuoliui paskutinę dainą sudainuoti. When was Starfall? Ne, taip, ten Adelė dainavo. Starfall Nightfall. Ne, Ne? ne, James Bond, taigi James Bondas ir vadinasi Starfall filmas. Okay. Būtent pagal Hearthstone'o. Hearthstone'o motyvais. Jo, mes tam netgi šitam filme buvom, aš ten sėkmingai miegojau, o tu su mūsų abiejų draugėmis tuo metu dėjavai, koks jis blogas. Taip. Bet iš kitos pusės tai čia skonio reikalas, nėra čia ko. Klausyk, bet Starfallas dar abejonių yra kažkokių. Taip, nes... Ne, vis dėlto. Aš nežinau, ką čia reikėjo sugalvoti, kad įvyktų ne taip. Ir iš karto į trasą dar vienas didelis dėdė. Na ir būtent dabar yra milžinas prie bedugnės. Taip, milžinas prie bedugnės. Ir veidrodinis sprendimas gali vykti, bet... Turėtų sužaisti klausimas... Na, teoriškai dabar dar suteikęs Savage Roarą, Žilvis gali su šitais aukodamas abu minionus removinti dičkį lygiai. Taip, lygiai taip. Ir išsivesti savąjį. Na čia... Ir teisingai, dar atsiras vienas mažiukas. Čia netiek svarbu, bet tiesiog board controlas persisveria dabar į Žilvio pusę. Ir Domkis pripažįsta. Jo. Tiesa, Žilvinas lieka tuščiomis rankomis. Taip. Okei, o Domkis čia labai šaunioje vietoje įžaidžia Taurizaną, manau, kad tokioj situacijoje tai tikrai labai gera korta. Au! Kuris gyvens. Taip, o kas čia? Negyvens. Nu čia gal truputėlį top deko, sakyčiau. Swipe'as šiandien sugeba pasirodyti laiku ir vietoje. Ir manau, kad vėl, kai pasieks mūsų žiūrovus su nedideliu to vėlavimu, taip, šitas kadras girdėsime, Sulauksime šiokios tokios reakcijos. Jo, ir išėjo štai toks dar jaunuolis FRL Peddleris. Keistai panaudojame. Keistai. O čia Onyx čia, Domkius ir kompanija. Virmų daug. Pavėluotas šiek tiek Valgrofas, sakykim taip, druidai. Dreikas, na, gerai bent jau tuo, kad jis duoda dar vieną kortą, bet jos šitam turne neįžais Žilvis. Ok, na ir kaip čia viskas dėliojasi? Aš bandau atrasti, man atrodo, kad Domkis šiuo atveju jau turi tam tikrą iniciatyvą, netgi ir tas mažas minionų kiekis. Krūva pigių kortų irgi daro savo. Vario Teacheris už 3 manus yra... O kodėl jis, pavyzdžiui, nežaidžia pirmiausia Vario Teacheris? Va, okei, bet dabar, jo, viskas gerai, tai Vario Teacheris, tada tu nužudai vieną virmą, kurį pakeis... Taip, kai pakeis išlindęs... O tu vis tiek nori removinti. O taip aš nedaryčiau. Aš vis dėlto pirmiausiai, jeigu jau buvo planas žaisti Vailės Teacherį ir traukti kortas, tai traukčiau pirmiausiai. Bet ne, planas tiesiog šį kartą pasikeitė. Buvo suskaičiuota, kad galima labai gražiai įsivesti štai šitą jaunuolį. Draconid Crusher, okei, o čia kas dabar, ar ką nors swipe'as dar keičia? Ne, manau, kad nekeičia swipe'as. Tamsia, jo, panašu, kad čia galim... Taip. Sveikinti Domkių. Domkius išlenda, bent viena koja išlenda iš duobės. Na ir ką? 2-1. Jo, 2-1, teisingai. Aš jau kažkodėl galvojau, kad 2-2, bet ne. Paskubėjau. Vis dar 2-1. Dar lieka laimėti su šamanu, ir lieka laimėti su Hunteriu. Taip. Ir Hunteris dabar trasoje prieš druidą. Ar tas, kuris miškų saugo, ar tas, kuris miškuose žvėrelių žudo? Miškuose. Visuose miškuose. Neblogai atrodo startinis Hentas, galvoja ir keisti Abusive Sergeantą.
Ir visgi pasikeičia ne tai, ką galvoja, pasikeičia Huge Toad. Aidalas iš karto trasoje, čia jokių klaustukų nėra, tu to nori, o kas čia? Nerveitas. Aš net nepamačiau, pradėjau skaityti kitas kartas, o tai dariau be reikalo. Bet netgi tie du nervei tai nieko labai gero neduoda, na tu gali išsivesti Markeeperį. Jo, ir taip ir darys, aišku. Kristalą papildomą. Taip ir darys dabar Žilvinas. Iš kitos pusės Domkius rimtai svarsto galimybę varlės, nors buvo trukteltas ir Abusive Sergeantas. Abusive Sergeantas ką duoda? Duoda tai, kad iš karto išvalomas štai tas jaunuolis. Ir kadangi su Divine Shieldu, tai Divine Shieldas apsaugo nuo mirties. Jo, pakankamai. Čia galimas Violet Teacheris arba kitų variantų ir nematau realiai. Bėda aišku, kad jį removins. Taip, ir bėda, kad jisai nepadarys nieko. Bet jis tiesiog yra šiuo atveju bumperis, stopas, toksai truputėlį oponento, kad neįsisubuotų, nes oponentui reikės, daugelį atveju reikėtų bent jau 2 minionus panaudoti. Taip nebus, aš beveik nebejoju, kad čia, aš vis dėlto klystu. Vau. Na čia pasisekė kažkuria prasme, kad būtent šitas jaunuolis iš Beasto išlindo Liokas. Aš galvojau, kad žais Kill Commandą iš tikro. Domkius galėjo su Kill Commandu ramiai patraukti jaunuolį. Jis kažkuria prasme rizikavo, sakyčiau, ir jam pasisekė idealiai. Nes, geriausias iš 3 galimų Beastų šioj situacijai pasirodė. Šiaip tai jie labai apylygiai visi, bet... Nuo situacijos tikrai, priklauso nuo situacijos, kas... Okei. Ojojojojoj. Labai priklauso. Ojojojoj, kaip čia laiku iškrito dabar būtent. Atėjo į deką. Ta čia... Sakyčiau, kad Žilvis taip gavęs gerą nokdauniuką dabar irgi. Po to smūgio ir ranka nedidelė, Taurizaną vis tiek reikia žaisti. Taurizanas ilgai negyvens, mes žinome gerai. Ir drožiamas veidelis druidui. Ragai jau aplaužyti, likęs vienas. 8 žalos per turną yra rimtas pareiškimas pergalės link. Jo, žinoma. Ypač kai lieka, tik tai 12 Norišas čia bus kortų traukimas. Jeigu Norišas, tai kortų traukimas be kalbos, kokia kita opcija. Markeeperis, nematau, kam čia tas tau slaimas. Nors... Taip, bando traukti kortas. Gauna malčą, kurio dabar negali sužaisti. Čia ir Inerveitas. Inerveitas opcijas truputėlį praplečia ir dabar klausimas, kas geriau. Ar Narišas, kuris duoda dar vieną random pimpačkiuką priešininkui į ranką, ar vis dėlto geriau išleisti Markeeperį ir dar ir slaimą. Ne, iš viso nusprendžia nenaudoti. Pataupyti kitam turnui Inerveitą. 11 žalos. Jau matai 11, ne? Okay. O šunys? Šunys neturi prieš kalbėti, atsiprašau. Čia akivaizdu. Jo. Taip, 11 ir 2 taškai lieka Žilvinui. Na ir Žilviui tiesiog nėra jokių opcijų, sąžiningai sakant. Ką padaryti, jis neturi nei kaip pasitraukti. Gilo nėra. Jis gali išsitraukti kortą, pasižiūrėti į ją ir praktiškai dabar jau būtų galima spausti, kad give up. Neveikiant. Neveikia net ant savęs, geras. Jis čia simboliškai išvalo bordą, bet iš karto... 2-2. Ir lygina situaciją Domkius. Greitai savo darbą padarė Hunteris. Kai vieną kartą jau buvo situacija, kai nuo 2-0 vienas žaidėjas išlygino iki 2-2 ir tada būtent tas iš comebacką padarė žaidėjas ir laimėjo. Nesimūjus tik tai runks įveikė, jeigu prisimenu teisingai. Taip, tu visiškai teisus. Šamanas. Ar tik man pasirodė, ar Domkius visgi vengia šamanų? Nes pradėjo, pirmai kovai pasirinko, bet paskui žaidė su vykusiam 2 klasėm. Čia dar vėl kitokie dalykai gali būti.
kai tu galvoji, kągi pasirinks oponentas būtent kitai partijai, tai gal tu galvoji, kad vieni dekai gali būti palankesni būtent prieš tą kovoti, tai akimirkai. Nors iš principo, jeigu tu nori laimėti, tu turi laimėti su visais 3 dekais. Taip, neišvengiamai. Bet yra tas momentėlis, kad, na, jeigu tu laimi rezultatų ne 3-2, tai tada tu gali kažkokios konkrečios akistatos išvengti vienos prieš vieną klasę. Ok, o dabar paskutinė kova, be jokių kalbų, 5. dvikova šiame pusfinalyje, Domkius prieš Žilviną, po šio kaip čia pavadinti, kombato, po šio betlo. Bus aiškus abudu finalistai, sužinosime, kas bandys drožti sūrį finale. Tarkuoti sūrį finale, jo. Visi žinom, kad džiugas labai gerai tarkuotas prie maisto. Ok. Druidas prieš šamaną, tą patį murlokiuką, kurį matėme pradžioje. Vėlgi šansai apylygiai, nes abu dėkus galima žaisti visose partijos fazėse, tiek pradžioje, tiek per vidurį, tiek vėlyvoje fazėje, kai jau yra daug manos pažaidėjus pūlę. Jeigu ne vienam nekiš kojos prastas traukimas kortų, kaip porą kartų šiandien jau matėme, partija bus vienareikšmiškai. Na, galim jau turbūt dabar pasakyti, kad taip žiauriai nepakišo, kaip matėm tuos 2 kartus, nes ten būdavo nuo startinio hendo jau praktiškai užkišta ir tai dabar startiniai hendai daugiau mažiau ok, bent jau taip tikrai galima pasakyti, tai yra, jie nebuvo išskirtinai kažkokie geri, bet nebuvo ir blogi, nei vieno žaidėjas jau tokio pasteisinimo, kokius turėjo Beatričė ir Berzergas, jau tikrai nebegalės panaudoti. Čia mūsų mylimi vilkučiai lediniai. Jie lediniai ne tik dėl to, kad veikia kaip ledas, bet ir dėl to, kad užšaldo tavo maną kristalus kitam turnui. Netgi 2. Čia tai neparašyta, bet ant kortos, kurią sužaidus jie susumoninami, užrašoma taip. Piktas seržantas nusprendžia pasitaupyti Domkius? Na, net, jo. Ne, vis dėlto nusprendžia, kad reikia valyti bordą. Net ir tonto sąskaitą, tiesiog dėl to, kad oponentas galėtų pigiau. Jo, nes tiesiog, kad neleisti iškeisti į 2 minionus priešininkui. Bordo kontrolė visą su kortomis šiek tiek atsilieka Domkius dabar. Bet matai, pavyzdžiui, Doomhammeris yra tokia korta, kuri valo gerai, ar ne? Taip pat ir Lightning Stormas yra to korta. Čia yra Doomhammeris, kas nematot, kalbam apie Domkius kortas. Čia Lightning Stormas. Puikiai valančios bordo kortas. Nu va, išsprendžiančios tokias problemas, kaip čia. Tai dabar, pavyzdžiui, gali susigundyti išleisti 2 Livingrusus. Ne, nesigundys čia, šitą vietoje. Jo, manau. Ok, Torizanas kaip ir paruoštas, bet klausimas, ar jį būtinai galės ir apsimokės išledinėti tą turną. Šiaip daug šansų, kad tai bus, bet viskas dar priklausys ir nuo to, ką padarys Domkius. Ir kas iškris. Domkius galvoja ir apie Lightning Stormo galimybę, ir apie, jeigu prie Lightning Stormo greta ir be abejo, kad totemas eitų. Totemic Golemas, ne? Taip jis vadinasi. O vis dėlto nusprendžia, kad Doomhammeris yra good stuff, valo bordą. Ir gyvybės taškų sąskaitą varo bordą taupo savo pimpačkiukus. Be abejo, nerčiuko. Na ir klausimas, dabar Torizanas akivaizdus sprendimas. Greitai sprendimą priima Žilvis, bet mačiau, kad jis nebuvo 100% tikinęs. Jam irgi buvo akivaizdu, bet jis taip tarsi nukreipia žvilgsnį kažkur. Mąstydamas, ar tikrai čia buvo vienintelis sprendimas. Jis turi nemažai pigių kortų, čia papigintų, sakytum. Bet ar ne per vėlų? Tiesiog čia tas klausimas.
Nes dabar oponentas Nemaloni turi bordą, turi situacija yra Žilvinas. Doomhammerį. Tai nėra situacija absoliučiai kritinė ir nesprendama, bet labai nemaloni. Aš tai būčiau čia pirmiausia Raven Idolą žaidęs, bet kuriuo atveju. Taip, taisyklė, kurios laikosi visi labiau patyrę Hearthstone žaidėjai. Pirmiausia drawing, po to draw kažką first. daryk. Taip. Ir Starfallas dabar, ir Starfallą tu nebegalėjai žaisti. O Starfallas čia galėjo suveikti labai neblogai. Va tokiose situacijose. Ne, Draw first taisyklė. Ne, bet turbūt čia reikėtų skaičiuoti, ar tikrai čia buvo tas sprendimas žaisti Starfallą, ar jis akivaizdžiai būtų žaidęs. Taip, dabar gali Claw užsidėti dar druidukas ir patraukti šitą daiktą. Gali pirmiausia Raven Idolą žaisti. Tai vėl, tai pagal tą pačią logiką. Turbūt reikėtų Raven Idolą žaisti, bet nebėra kada. Jo, Žilvinas. Jo. Dar kitokį variantą. Okay. Žilvinas šį kartą. Jis truputį rizikuoja ir mes matome, kad ta rizika nėra labai pasverta iš tos pusės, kad turi daug spelų oponentas ir jam dabar tas +1 spell damage'o tikrai gali padėti. Tiesa, neturi tokių spelų, tokių kortų, kurios galėtų pabaigti čia viską čia ir dabar. Ir nėra tokių kortų, kurioms esminis pakeitimas tas +1 spell damage būtų. Ok, Trogas turėtų būti sužaistas bet kuriuo atveju, manau. Ar ne, ar vis dėlto sumonins dar vieną temą. Ne, o kam čia įsumonins? Oho. Ir čia toks sprendimas. 3, 4 ir 4 įsitraukė Domkis. 4 žalos kalą. Ne pirmą kartą šiandien Lightning Stormas veikia idealiai. Taip, Ancient of War dabar, manau, nelabai klausimų iškyla, ką dar daryti. Pasislėpti po senovinių, antikinių kareivių. Ja, turbūt, kad taip. Ar tai padės išgyventi? Kodėl ne? Yra čia visokių momentėlių. Realiai tai senovinį kareivį turbūt klaidos nebūtų išsitraukti. Oba, swipe'as čia. Yra labai gerai. Turbūt, kad swipe'as čia be kalbų. Aišku, tontas irgi, kai tavo sveikatos situacija vilioja, bet manau, kad vis dėlto... Labai patrauklus pasirinkimas. O gal svarstam Moonfire? Gali būti. Negali Moonfire būti. Vis dėlto nusprendžia imti tontą, apsidrausti truputėlį. Su šito bičiuliu removina. Dabar mes žinom, kad removins tikrai be Doomhammerio gali removint Ancient of War. Domkius jis tai ir padarys. O, jis netgi bet jis vis tiek neturi kitų opcijų. Dabar eis Lava Burstas čia ir po to Trogas kaip tik turės 5 atakos, su kuriais pribaigs Ancient. Mano, nežinau, ką čia galvoti daug. Tiesiog nematau jokių kitų alternatyvų. Ar tu matai kažką, Jonai? Aš galvoju, praleisti tiesiog ir pasislėpus už to tonto, nes Ancient of War nelabai turės pasirinkimą. Akivaizdu, kaip matėte, kad nėra silence, niekas nenuims. Ne, tai silence tai aišku, bet yra pakankamai, pavyzdžiui, swipe, ką tik galėjo pasirinkti. Žilvinas ir Domkius nežino to sprendimo. Okei, vis dėlto tu teisus. O aš nežinau, aš tai manau, kad tai klaida, bet čia mano nuomonė. Na ir kas dabar iš to? Čia keliauja mergina, kuri gaus tontą, kaip suprantu. Ar palauk, ar čia ne mergina? Dabar teacheris čia vyras, ar čia mergina? Ai, gal nesuprasi. Nesuprasi tų magų. Jo, gal abudu jie ten. Jo, čia keliauja Mark of the Wild, tam, kad atsirastų antras tontas. Nežinau, man asmeniškai nelabai patiko toks sprendimas neremovinti to jaunuolio praeitą turbūt. O koks skirtumas, vis tiek jį kažkada reikės removinti. Ir kokios kitos opcijos? Tai turėtum tą savo tontą. Ta prasme, kad tą neutrogą išsaugojai, bet taigi vis tiek, tai tau reikės kažkaip tos tontus praeiti. Ir realiai, kai toks apytuštis handas, tai tie 2 užlokinti manos tau nebūtų labai didelis galvos skausmas.
Na nežinau, galbūt mums žaidėjai galės paaiškinti, kur čia bėda ir kodėl būtent taip nusprendė žaisti Domkius. Partija įtempta, iki velniškai įtempta, netgi sakyčiau. Taip, nes klausimas literaliai yra gyvybės ir mirties, turnyrinė. Vis dar nesiryžta Lava Bars komentuoti Domkius. Nu, paaiškink man, ko laukti, tarsi kokios kitos opcijos. Jisgi neturi jokios kortos, kuri remuvina minion, ar turi? Šamanas grįžta. Taip, taip. Okei, tai jis vis dėlto nusprendžia removinti šitokiu būdu pasilikdamas tame drogą, o drogas nieko nedarė. Okei, na taip, jis nenori Auga. Okei, ir na čia už tuos mano kristalus tiesiog nieko jau negaus. Žilvis. Brepas remuvina tą patį tą neutrogą, kuris prastovėjo nieko neveikdamas 3 turnus. Jo, šitie du keisti, lėti ir atsakingi įmai gali būti nulėmę partijos pabaigą. Gali. Pažiūrėsim. Totemas čia geras. Dabar ieško ton. Valdan, ir panašu, kad Domkius tuo Valdan kapituliuoja ir spaudžia oponentui ranką. Taigi šitame labai tame antrajame pusėje. Leistamas vietą finaliai Žilvinui. Kągi, nesimuistik jau visai netrukus tos į akistatą su Domkiumi dėl 3-osios vietos, o Sūris kiek vėliau susikaus su Žilvinu dėl čempiono titulo. O mes keliaujame į dar vieną nelabai ilgą, greičiausiai maždaug 10 minučių pertraukėlę. Iki greito.